Tiene la palabra por 2 minutos el señor Donskis. Gerbiamas ponė pirmininkė, Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, man tenka garbė ir didžiulis džiaugsmas pasveikinti savo šalį šios ypatingos situacijos proga. Šiandien galbūt vyksta tektoninis lūžis Lietuvos istorijoje, todėl kad pirmoji postkomunistinė valstybė, pirmininkaujanti ES tarybai, reiškia, kad Lietuva atsisveikina visiems laikam su postkomunistinės valstybės etikete, palieka šią kategoriją ir tampa neabejotinai patikima ilgaamžė europietiška valstybė. Kitas didžiulis lūžis yra tas, kad Lietuva pirmą kartą pasakos Europai ne apie save, o mėgins dalyvauti didžiuosiuose siužetuose, kurie yra tapę Europos kovos už demokratiją ir žmogaus teisės tema visame pasaulyje. Tie siužetai tai Tibeto laisvė, tai politiniai kaliniai visame pasaulyje, tai Michailas Chodorkovskis, tai Sergejus Magnitskis. Lietuva savo politinio jautrumo dėka, buvusi valstybė metusi iššūkį buvusiai Sovietų imperijai, geriau už bet ką kitą supras, kaip šiandien mūsų pasaulyje vis dar po moderniojo pasaulio vertybių ir modernios ekonomikos kaukėmis slepiasi tironija, despotizmas ir noras pavergti visuomenės bei individus mūsų kaiminystėje, pačioje Europoje. Galiausiai yra labai svarbu nekartoti istorijos klaidų ir nepalikti Europoje niekieno žemės, pilkųjų zonų, kurias užpildytų despotiški režimai ir neapykantos ideologijos. Štai kodėl Lietuvos prioritetai, dirbant rytų partnerystės programoje ir mėginimas suprasti, kas vyksta Ukrainoje, Moldovoje ir kitose partnerystės šalise, reiškia, kad Europa turi unikalų šansą išgirsti balsą daug supratusios, daug patyrusios valstybės, kuri kovoja už Europą, sykiu kovodama už visas demokratinės ateities trokštančias tautas. Ačiū. Muchas gracias, señor Donskis. Tiene la palabra por minuto y medio la señora Flotre. Madame la Présidente, votre présidence de l'Union européenne commence sous le scandale et le choc immense que constitue le programme d'espionnage massif des Européens.